Na, Marijampolė, daugelis sako, kad tai yra futbolo miestas, vien dėl to gal, kad yra aukščiausio lygoje Sūduvos komanda futbolo, bet krepšininkų pasiekimai yra žymiai didesni. Mes turim ir iš mūsų kilę 2 NBA lygoje žaidėjai, buvo ir Europos 3 čempionai, ir olimpinių žaidynių 2 prizininkai, ir komandų, aišku, ir gal tas moterų krepšinis daugiau yra žinomas. Buvo vyrai šiek tiek mažiau ir LKL 7 metus tik tai yra žaidę, neturim sporto arenos, bet ta krepšinio bendruomenė tikrai pas mus yra gana didelė. Laikosi viskas gal daugiau ant tų trenerių entuziazmo, ant pačių žmonių entuziazmo. Mes neturim geresnių sąlygų už kitus miestus, bet matomai mylim Marijampolėje žmonės krepšinį ir įpuoselėja, saugoja tas tradicijas, taip kad iš tikrųjų turim ko pasidžiaugti. Jeigu rinktis trenerio profesiją, sakysim, tai jeigu į tuos metus, kaip pradėjau, tai žinoma rinkčiausi, nes tai buvo svajonė. Bet, sakykime, jeigu dabar reikėtų man rinktis šiuolaikinį, tai reikėtų labai stipriai pagalvoti, nes, aišku, viskas pasikeitė, visuomenė, žmonės ir taip toliau. Tai dabar trenerio profesija yra labai sunki. Jeigu prieš daugelį metų šviesios atminties treneris Raimundas Sargūnas sakė, kad treneriui yra lengviau namą pastatyti negu krepšininką išugdyti, tai manau dabar jau reikia būti lengviau ne vieną namą pastatyti, nei krepšininką išugdyti. Žinot, mes šiais metais paminėjome Marijampolės krepšinio šimtmetį. 1924 metais Liepos 6 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos krepšininkės pirmą kartą žaidė Šiauliuose. Tai buvo lygiai prieš 100 metų. Turim mes išleidę knygą Marijampolės, krepšinis Marijampolėje. Man pavyko tai padaryti, kur ten sudėję tą 100-metę istoriją, ten yra suminėti visi arba beveik visi mūsų garsiausi krepšininkai. Taip kad tokios būtų pavardės mūsų elito krepšinio. Aš galiu pats pasidžiaugti, jog pas mane sportinį kelią pradėjo Arnoldas Kulboka, kuris taip pat buvo pašauktas NBA naujokų biržoje. Šiek tiek jam traumos turbūt sutrukdė, bet dar, manau, jis neturėjo paskutinio žodžio. Na, Lukas Uliackas beveik pas mane užaugo, paskutiniais metais išvyko į Kauną į Žalgirį, Lietuvos Ryto LKL čempionas. Dar turiu daug vaikinų, kurie rungtyniavo mano komandose. Marius Valakonis, 2-kartų Europos jaunimo vicečempionas, dabar Ernestas Sederevičius Uternoj LKL jau rungtyniavo 4 metai. Na ir dar daug vaikinų, sakysim, ir vienu metu mes rinktinėse daug turėjome ir čempionais, ir jaunių čempionais yra tapę. Na, apie Darių jau aš pasakojęs kokį 100 kartų galbūt, nes tai vis tiek jo istorija irgi yra ilga, taip kad kažką naujo sunku ir pasakyti. Kaip aš jį suradau, tai aišku, suradau eidamas į mokyklas. Tiesiog man rekomendavo kūno kultūros mokytoja, kad yra įdomus vaikinukas, na ir aš jį pasikviečiau. Jis išbuvo pas mane 10 metų, užaugo iki 19 metų, nuo 3 klasės išvyko į Ameriką. Kuo jis įsiskyrė, gal pradžioj labai ypatingai duomenim neįsiskyrė, bet įsiskyrė charakteriu, tai buvo tikrai toks užsispyręs, niekad nepasiduodantis ir toks taip tikras, patikimas žaidėjas, išleido aikštelės, padaro viską 100%, niekad jis netinginiaus, niekad neatsikalbinės, visada stengiasi, taip kad nebuvo šokliausias ar greičiausias paskui rinktinė, bet manau, to tokiu charakteriu, tvirtumu į savo daug labai pasiekė, taip kad dabartinė karta, sakysime, irgi yra labai daug talentingų, bet aišku, tas krepšinis keičiasi, jis labai pasidarė greitas, intensyvus, atletiškas, taip kad jau dabar reikia ir didelio talento, ir daug darbo. Na, o vis tiek jaunimas šiek tiek gal gyvename visi jau geresnėm sąlygom, negu buvom anksčiau, ir tiesiog to darbo, to prakaito šiek tiek gal nenorim įdėti ir mažiau jo įdedam, o be to labai jau sunku kažką, tai kad treneris šiuo metu, sakysime, jeigu tu nesurandi to tokio bendro, kaip sakant, sutarimo, kad žaidėjas dirbs, kad jisai stengsis, o jeigu jis tik ateina į treniruotę, taip kad išugdytą talentą yra sunkoka ir čia dabar daug kas ir kritikuoja ir kalba, bet iš tikrųjų reikėtų tiem kritikam visiems pabandyti, padirbėti 12 metų nuo 1 klasės ir tada pamatytų, kaip tie talentai gimsta, taip kad žinoma,
visi treneriai stengiasi viską, bet, sakau, krepšinis pasikeitęs ir žmonės šiek tiek pasikeitę, taip kad nežinau, ar dabar lengviau, ar anksčiau buvo lengviau, galbūt buvo anksčiau lengviau šiek tiek dirbti.